Labas vakaras. Aš šiandien labai noriu daug pašnekėti apie kodėl būtent vieni gauna rezultatą, kiti ne. Visų pirma, tai glūdi daug gilesniam atsakyme, kas trukdo mums pasiekti kažką. Tai būna neišėjimas iš komforto zonos, tai yra baimės, nepasitikėjimas ir neturėjimas konkretaus tikslo. Mes kažkur atėję, ta prasme, būtent apie mūsų kompaniją Šogan, mes atėję vis tiek turim kažkokią viziją, kažkokį tikslą, kažkokį užsibrėžimą, kažkokį gal produktus išbandyti, norim jų sutaupyti, norim eiti, pabandyti kažką naujo, aišku, norim didesnių pajamų, norim kažko daugiau iš gyvenimo ir laikui bėgant mes galbūt pardavinėjam, gal kuriam komandą ir jeigu kažkas mums nepasiseka, mes nusineriam į savo kasdienybę ir vėl malamės toj rutinai. Bet kas darosi, ta prasme, galvojam, gal čia ne man. Ir to nėra tokios, kad perlipti per save. Ir vis dėlto yra belekur, belekokiam biznėje. Yra tikslo ėjimo, ta prasme, užsibrėžti ir lipti kiaurai per viską. Kai mes matom mane žmonės, kurie tam sekasi, tas žmogus visada ką daro, tą padaro. Bet kiek jis eina per save, ta prasme, jisai nekreipia dėmesio į nesėkmę, jisai lenda į kaip bus toliau. Pavyzdžiui, tokių vieną iš pavyzdžių, kai aš pradėjau su dizainu ir sugalvojau laiptus, padaryti name laiptus, mūrinius laiptus, marmurinius. Važiavau, išmokau techniką ir pirmą, kad gyvenime dariau, brangios medžiagos. Bet aš pasakiau, nesu darius tokių darbų, bet pasakiau savo, kad imsiu ir darysiu, nes kaip be padarysiu, vis tiek imsiu ir darysiu. Labas, Aušra. Žodžiu. Ir tas ėjimas, ta prasme, mano visą laiką aš sakydavau, kad ką aš imsiuos, vis tiek imsiu ir padarysiu. Nes taip yra gyvenime. Jeigu mes kažkur kažką pradėsim, nors biški mums netiseks, iškart mesim, tai ta prasme yra pasidavimas visiškai, kad mes pasiduodam. Labuką vedu, noriu gerą temą užvesti, žodžiu, šneku. Žodžiu. Tai būtent reikia nepasiduoti, kad reikia lipti per save ir daug yra aspektų, pavyzdžiui, būna žmonės sako, tu darai ir padarai, dėl to, kad aš sakau, kaip aš be padaryčiau, kiek klaidų padarysiu, ar tai bus gerai padaryti arba negerai, ta prasme, bet aš vis tiek, pavyzdžiui, su tais pačiais laiptais, kai pirmą kartą dariau, ta prasme, aš dariau, buvo visko, galvau, kam aš čia iš vis apsėmiau daryti tos laiptus, tokia nesąmonė, ta prasme, čia visiškai vyriškas darbas, kur, ko aš kišau ten nagus, bet pasakiau, kad reikia ir aš turiu padaryti gerai. Tas užsibrėžimas, ta prasme, jeigu darysiu, tai padarysiu. Tai kaip ir čia taip pačioj kompanijai. Aš atėjau padaryti, nugalėti, ne Aušra. Tai žodžiu, dar dėl komforto zonų. Pirmas tos aspektas, kurį aš norėjau paminėti, tai kad visas gyvenimas yra pas mumis, mes jeigu norim bele ką pasiekti, mes turim eiti, galim sakyti, net per skausmą. Tai prasme, jeigu norim, pavyzdžiui, eiti sportuoti, ne? Toks palyginimas atrodo, kas šitas sportas, koks skausmas. Jeigu einam sportuotis lengvai, bet jeigu nori užauginti raumenį ar kažką, tu turi
paimti sunkesnius svorius ir daryti per jėgą, ta prasme, netgi, kad, iki skausmo, ta prasme, iki dantų grėžimo, kad pasiektum tą rezultatą ir palaipsniui jį darai, ta prasme, aišku, aš kaip sakau, būna dienų, aš pati kai sportuoju, būna dienų, kad užsiknisi ant tiek ir tikrai nebenori eiti į tą sportą, bet tu žinai, kad tai darai dėl savęs, dėl gražesnios figūros, dėl sveikatos, dėl savijautos geros, kad nieko nebus, jeigu aš gulėsiu ant sofos ir tą rytą praleisiu miegodama. Tai prasme, niekas nevyksta. Visas mūsų ėjimas yra per negaliu. Tai yra visur, kur mes bebūsim, ką mes bedarysim, teisybė yra viena, kad mes turim eiti per save. Aš netgi būna išgirstu tokių dalykų, kad bet aš pabandžiau ir, čia vat ne man. Čia aš turiu lipti per save, čia yra ne man. Tai čia vat yra žmogaus, ta prasme, pasidavimas tai, nevaliai, kaip aš sakau. Ta prasme, tu pasiduodi tinginystiai. Tu pasiduodi iš karto net ėjimo metu, kad nedaryti. 100 priežasčių atrandi, kad tik nedaryti, o geriau, kad tu darytum su klaidom, po biškį eitum ir pasiektum savo tikslą. Aišku, dar labai svarbu yra nusistatyti tikslą, nes kai mes tikslo neturim, irgi tas ėjimas yra labai sunkus, nes ir aplamai turim svajoti, turėti didelius tikslus ir daryti žingsnelį po žingsnelį. Tas pats kaip ir disciplina, ta prasme, kad jinai turi būti, pavyzdžiui, ta disciplina vėlgi, tai meilė sau, pati didžiausia išraiška. Aš vis seniau galvodavau, ta meilė sau, tai kas ta meilė sau, ta prasme, tai meilė būtent yra, kad tu turi save įstatyti į rėmus ir daryti tai reguliariai. Ta prasme, jeigu mes reguliariai nesportuosim, rezultato negausim. Jeigu mes ten, nežinau, nelavinsim balso, ten neisim, nebandysim plaukti, ten, pavyzdžiui, kad nešoksim į vandenį, neįlipsim į jį, kaip mes galim išmokti plaukti, pavyzdžiui. Taip pat disciplina, tai yra lipimas laiptelis po laiptelio, kad gautumėm tą rezultatą. Čia tas pats, kad neleisti savo pamiegoti, o geriau padaryti kažką savo naudai, ta prasme, savo finansiniai naudai, savo šeimos naudai, savo sveikatos naudai. Visur mes kažką turim vis dėlto paaukoti, nes kaip bebūtų, nieks nėra pasiekiama šiaip sau. Perskaičiau knygą, šiandien pažiūrėjau seminarą, geras seminaras buvo, bet nieko nedarau. Prasme, būna neužšalė taip. Bet ir dauguma žmonių iš tikrųjų galvoja, kad paskaičiau, nuėjau į seminarą, pabuvau kažkur ir jau čia draugeliai skraidys, jau čia aš jau viskas kitoj dimensijoje būsiu, jau čia viskas aš jau ten pamedituosiu, jau viskas pasikeis aplinkui, nieko nedarant. Taip niekada nebus ir visada reikės lipti per negalių, per kančias. Ten, pavyzdžiui, kažkas šeimoje negerai, ta prasme, turi atkentėti savo, pavyzdžiui, mūsų darbe irgi mes turim išmokti ir pakviesti žmonės, jeigu žinutės rašom arba dar neparašėm, tai vėlgi galima prilygti prie baimių, kad bijau parašyti, kažkokios baimės, būna netgi jos išgalvotos, kad kaip aš rašysiu? Aš nerašysiu, čia ne man, aš vėl grįžtu prie to pačio, kad žinučių rašymas, kaip bebūtų, vis tiek tam versle, arba tu turi bendrauti gyvai su žmonėm,
vis tiek čia yra bendravimo verslas, kur mes turim tai padaryti. Ir iš vis būtų faina pasirašyti, vat, pavyzdžiui, dienos ar ten savaitės kažkoks planas, kur vat, aš turiu 10 žinučių ar ten 10 žmonių pakalbinti ir kaip būna faina, kada tu padarai tą planą ir galvoji, va, padariau šaunuolę. Žodžiu, tai tos baimės yra tik iki pirmo žingsnio. Taip pat vat, buvau irgi dabar vat, tam Kokopelį ir mes ėjom per Vinis pirmą kartą, ėjom per stiklus jau ne pirmą kartą, tai po Vinių man stiklai buvo tarsi samanos, nes jau žinojau, kas tai yra. Ir per žarijas irgi jau, nežinau, N kartų esu bėgus, bet yra žmonių, kurie va, tiesiog turbūt bijotų, taušam, bijotum eiti per Vinis, per žarijas, per stiklus. Nu, nežinau, reiktų susikaupti, arba dar pagauna tas, žinai, bandos jausmas, vienas pabandė, kitas ir, žinai, kodėl negali. Man tai buvo kaip iš pirties žiemą į eketę įlysti. Atrodo labai paprasta, bet tas toksai žiauriai iš pradžių, bet toksai, žinai, vienas įlindo, kitas įlindo, nu ir tu iš paskos, ir paskui žiūri, kad wow. Ta prasme, tas ir yra, kad kodėl vat, visi gali, o aš negaliu. Ta prasme, tai tas ir yra, kad ir tu užsibrėži, ta prasme, aš padarysiu, nu eini ir darai. Tai čia belekur ir biznėje visur yra irgi tas pats. Aš savo nusistatai, vat aš noriu ten 5000 ir tu padarysi. Eisi, ta prasme, nu po biškį, aš nesakau, kad aišku gyvenimas mūsų teka, mes turim daug visokių veiklų, bet jeigu mes užsibriešim, tai mes taip ir padarysim. Ir faktas. Ir per tas Vinis, pavyzdžiui, irgi. Aš irgi stovėjau ir galvojau, vyrui sakau, aš bijau. Paskui galvojau, ką aš šneku? Koks bijau? Žinau, kad atsistosiu ant pirmų Vinių ir kelio atgal nebus. Tai vat ir visur, ką mes bepradedam, jeigu mes va taip užsibrėžtumėm savo tikslą, kad kelio atgal nėra ir mes turim ieškoti būdų, kaip tą kelią rasti, tai mes visi eitumėm daug greičiau, pasiektumėm rezultatus atkakliau ir, nu, ta prasme, džiaugtumėmės. Nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, dabar ant tų Vinių, kai atsistojau, eini, nu, aš nežinau, aš gal matėt, gal nematėt, aš ten buvau įsimetus, ten biškį apkarpus, nes netilpo ten per daug. Tai atsistojau, aš netgi šokau ant tų Vinių, ta prasme, nes, nu, tu jauti, kad tau žiauriai skauda. Ta prasme, tas Vinis ten smeigėsi tavo kojas, bet tu viskas, aš turiu eiti į priekį. Ir viskas, ten aš nežinau, ar 7 ar kiek tų palaidžių buvo. Tai didžiausias buvo tas toksai perėjimo momentas, skaudžiausias. Toksai, nu, perlipti nuo vienos kojos, ar lygsvara, žodžiu, nu, tas perdėjimas. Bet viskas įmanoma, absoliučiai. Aš dabar supratau, nu, ne dėl to, kad per Vinis perėjau, bet aplamai, kad gyvenime daug kas, ta prasme, bijo, nepasitikė savim, vat kaip ir čia irgi. Toks labai žmonės jaučia kitus žmonės, kada nepasitikė. Bet kada mes pasitikim, kada pradedam eiti, ta prasme, pakėlusią galvą ir visiems sakom, kad čia yra super dalykas, čia yra geras dalykas, ta prasme, čia yra toks biznis, kuriam tu praktiškai nieko, iš tikrųjų nieko tu neprarandi, ne? Iš tikrųjų, ką tu investuoji 120, kad lagaminėlį įsigytum ir tu kuri biznį. Tai yra tokios galimybės, kur absoliučiai, kiek pasiklausai kitų, atsidaro kepyklėlė. Tai įsivaizduok, kiek reikia pritraukti klientūros, ką reikia padaryti, kad pritraukti, kad atsirastų ta klientūra. Kiek reikia perėti, kiek investuoti, kiek reikia visokių orkaičių, kiek visokių įrangos, podelių, ten visko. Dabar irgi, pavyzdžiui, pas mums kaime atsidarė pizzerija, metus laiko beveik neprabuvo,
nu, tipo, ėjom ant savikainos. Bet kiek aš pastebėjau, kad jie jokių reklamų nedėjo, ta prasme, nemokėjo išdirbti, ta prasme, ir jie pasidavė. Mes su vyru žiūrėjom ir galvom, what the fuck, žinai, nu kaip tai? Ta prasme, viskas buvo ir skanu, ir picos nerealios, bet tiesiog jie nedadarė kažkokių žingsnių, bet netgi būna iki metų laiko, sako, kitur, biznė, kur didelius pinigus investuoja, tu netgi neatgauni tų pinigų, jie netgi ir tam ir eini ant to biznio, kad tu neatgausi. O pas mumis 120 ir tu gali užkurti tokią ugnį, ta prasme, produktai geri. Ta prasme, savo naudoti, pavyzdžiui, aš iš visą laiką dabar netgi sakau pastoviai, kad aš perku tik savo, dabar stengiuosi pafilmuoti, kad tik perkant savo galima iš tikrųjų kurti. Ta prasme, ir eiti. Aišku, jeigu mes norim daugiau, Aušrelė, tai iš vis mūsų profos pardavimų, galima labai super reklamuojant, pastoviai, laikantis disciplinos, gauti dar didesnius rezultatus. Bet aš, kaip sakau, pardavinėti nemėgėja, bet labai, man gal labiau su tos komandos kūrimu, žinai. Yra mano toks tikslas iš vis, kad aš noriu padėti daugiau žmonėm. Turbūt, nu, visi mes ateinam su kažkokiu noru, ar tai parduoti greičiau uždirbti, tikslus turim, ta prasme, mano dar plus, aišku, uždirbti daug norim, bet dar toksai, kaip labai iš tikrųjų noras yra, kad, nu, kad kuo aš čia, naudinga aš vis tam pasaulyje, tai norisi iš tikrųjų, kad padėti kitiems, suvokti, aišku, būna sunku, žinai, tą perprasti, bet kada aš manau, kad dideliu pasitikėjimu pats eini, tada ir žmonės kitaip žiūri. Tai va. Dar dėl to nepasitikėjimo, tai labai didelį tokį pabrėžti noriu, kad iš tikrųjų dauguma mažai deda, pavyzdžiui, reklamų, tas užsibuvimas kažkur tai savo buityje, ne kažko neatsisakius, norim gauti greitesnį rezultatą. Tai aš grįžtu vėl prie to pačio, iš to komforto išėjimo, tiesiog per negaliu reikia eiti, tik tada bus rezultatas. Ir turi būti pastovumas. Aišku, aš nesakau, kad tenai kiekvieną dieną, kiekvieną minutę kažką tai daryti, bet mūsų tikslas yra parodyti žmonėm, pareklamuoti. Kas nemėgsta pardavinėti, gali nepardavinėti, bet svarbiausia. Atsiprašau, Elena, žiūrėk, laukimo kambarį kažkas neįeina. Sakai? Kažkas rašo. Rašau, kad neina įeiti. Nu, kad nieko nėra. Tik ką rašė kažkurie, ar esat neina įeiti. Bet man nerodo. Nematau. Nu, žodžiu. Tai va, šiandien tiek labai norėjau papasakoti, iš tikrųjų labai patiko. Daug tokių temų, žinai, praėjom tam kokopėlį. Ir tokių, viena iš tokių, didžiausių, kai kas aš esu, dėl ko aš čia, dėl ko, ta prasme, būna, kad tas visas, ką mes darom, aplamai, tai mes turim tokį padaryti prasmę savo, žinai, kad dėl ko mes darom, ką mes darom, tokius tos tikslus, tą svajonę, tokį išsistatyti, gal dar gilesnė reikėtų. Aišku, Aušrelė, dabar žinau tavo didžiausia svajonė, nežinau, jau pildosi pas tave. Juda, mano svajonės juda. Juda ir labai faina. Ir manau, kad, žinai, išpildysi tą svajonę, reikia dar daugiau svajoti ir viskas bus. Vajai, dar čia į priekį yra tų svajonių. Jo, bet vis tiek dėliojasi taip, kad iš tikrųjų, padėjo, ne? Ta prasme, kad tas šoganas, tai svajoniai pildytis vis tiek padėjo.
Tai kur jau čia, ten net nėra ką kalbėti, ta prasme, šiaip, greiti pinigai, pardavimai, greiti pinigai. Pavyzdžiui, su komanda per metus laikų, tarkim, ir praeitas mėnesis, aišku, birželis jau jisai čia silpnas tas mėnesis, aš matau, bet tarkim, praeito mėnesių atlyginimas vien tik tai bonusai. O tai dar kur tie visi, tai tu pridėk 800 prie visų savo, plus dar pardavimų. Tai kaip tu čia gali nepadėti čia? O kiek maždaug pas tave gaunasi pardavimas, nežinai? Aš nežinau, aš iš pradžių bandžiau skaičiuoti, kai dar buvo tik pirmi užsakymai, dabar jau net neskaičiuoju, nes suku tą ratą ir viskas. Žodžiu, nes aš savo nemažai naudoju, sūnui ten, žinai, ta prasme, ir visai kažkaip nesuku smegenų, žinai, dėl to žinau, kad aš vis tiek perkuosi iš čia ir žinau, kad aš vis tiek uždirbu ir jau man paskui per daug gaunasi, kad ten susidėlioti, žinai, kažkas atliko, kažkur pardavėjai. Aš jau vis tiek dabar jau skaičiuoju tik tai, ką gaunu bonusus, o ten yra savaime, suprantama, turi būti. Ten kasdieniam išlaidom, ne? Jo, ten kasdieniam. Gauni, kažką pirki, gal kažką, žinai, remontui, dar kažkur tai. Jo. Pinigai suplaukia, bet sakau, iš tokio mažos investicijos, kiek mes galim iš tikrųjų išrutuliuoti, ką mes gauti ir tik tiesiog reikia pasakoti, dėti reklamų, nes iš tikrųjų, kaip bebūtų, produktas čia keliauja didžiausias rezultatas iš produktų, nes turi patikti produktą. Ta prasme, aš dabar, pavyzdžiui, irgi, žinai, dinginėja valikliai. Paėmiau net nieko nesakius, užsakymą pasidariau, ir kas iš to, kad aš pasidariau, jeigu aš tyliu ir aš juos turiu dėžiai, tai aš juos ir neparduodu. Tai, o jeigu tu supranti, pradedi rodyti, jau viskas, jau jie iškeliauja automatiškai. Arba taip atrodo, kad čia niekas neperka šiuo momentu. Dabar, pavyzdžiui, digryzeris mūsų dingo. O aš su tuo digryzeriu rodžiau tą digryzerį. Dabar to digryzerio nori, sakau, žinokit, jau keitėsi, brangsta. Jokių problemų. Ten, žinai, kiek ten tų eurų pabrango, tipo užsakyk. Tai, ta prasme, matau, kad tas įdirbis pareina, gal iš karto tu nepamatai, bet jis pareina vėliau. Bet tu negali nieko nedaryti ir nerodyti, nes, neteis kaip tavo pizzerijų. Ta prasme, sakei, viskas. Kas iš to, kad jie skanės picas kepa ir niekur nereklamuoja. Kas iš to, kad aš turiu gerų produktų, kurie gerai valo ir tik aš žinau, o niekas nežino. Ta prasme, tu nenori, tu jeigu nori parduoti, jeigu nori komandą prisikviesti, tu nenori, turi kalbėti. Ir ne iš karto visi pasirodo tikrai žino, atrodo jau iki čia aš daėdžiau su savo tais, pasirodo dar tik dabar pamatė. Visi, dauguma iš tikrųjų galvoja, kad mano visi draugai sako, žino, ką aš darau. Nifiga. Nėra taip. Nes iš tikrųjų tos storius metam dar kažką tai, bet iš tikrųjų mažai iš tikrųjų kas pamato. Dar labai, apie tos pačias žinutės arba šnekinimą asmeniškai labai mėgsta dabar žmonės tą nuoširdumą, bendravimą. Aplamai jiems reikia žmonėms kiekvienam pačiuopti, pabendrauti, ta prasme, kad tu skirtum dėmesį kiekvienam. Ir tas atima iš mūsų komfortą, ne? Galim sakyti. Geriau sėdėtumėm teliką, žiūrėtum, o čia reikia padirbėti, nes kitaip nieko nebus. Mes čia turim padirbėti, reklamą sukurti, mokintis ją padaryti. Ta prasme, turim verstis, ta prasme, padaryti tą indėlį, kaip bebūtų, viskas susideda į tą vieną rutulį, kad vis tiek reikia daryti per negaliu, atrasti nors minutę to laiko. Aš nesakau, žinai, kad iš vis nieko daugiau nedaryti, absoliučiai tik tais tą ir daryti, bet turim vis tiek skirti to laiko, kaip bebūtų, ar kas antrą dieną, ar kiekvieną dieną, kas kai gali, bet jeigu to nebus pastovumo, bus, dėl to ir nesiseka. Bet su laiku, ta prasme, iš pradžių tai labai pariniesi, oi, čia, žinai, negražiai fotkiai padaryta, oi, čia netaip atrodžiau, žinai, dar kažkas, o dabar čia, žinai, čia pertrauka, čia liko, žinai, pamokos, ką čia pasakius, greituoju būdu, jau istorijai, ta prasme, pradedi nesukti smegenų, ką jie ten pamatys, ar čia tau plauką pasišiaušusi, ar kažką, žinai. Būtent, jo. Ir tada tas laikas kažkaip susitaupo, nes tu
tu pats laisviau jautiesi, vien dėl to, kaip tu atrodai laisviau jautiesi, kaip tu kalbi, nusišneki galų gale, irgi dar kitiem dar geriau, negu tas būna jau idealiai surežisuotas. Taip, taip, Ir, taip. ir supranti, ir gaunasi, kad tada tu laiką susitaupai, nes tu nesuki smegenų dėl to. Nu, ta prasme, būna man, kad aš irgi ten pradedu filmuoti ir nežinau, ką pasakyti ir nutrūksta. Tai reikia paskui perfilmuoti, sumontuoti, tai aš geriau iš naujo paimu ir bla, 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 ir tada paleidžiu. Praktiškai, mano, jeigu kažkur, vat, kaip ir matai, tai mano būna ekspromtų padaryta ir įmesta, net be jokių tokių. Tai vat Jo, ta laikas prasme, tauposi tada, kai tu labai išlaisvėjai. gerai. Nu, tiesiog imi ir darai. Padarai ir va, žinai, ir kuo mažiau galvoti, ten mažiau pergyventi, mažiau tų baimių, ten, ne tai pasakysiu, dar įdomiau, ne? Dar įdomu, Tiesiog daryti. kažkaip. Jo, tas toksai. Ir labai žmonėms iš tikrųjų įdomus tavo gyvenimas, nesvarbu, ar pas mane remontai, ar aš ledų nusipirkau. Tavo tema šiaip galėtų būti dabar apie remontus, ne? Jo, dabar Kur jau ką biškį. ieškojai, kur ką pirkai, kur ką radai, kur Dabar čia jau ką, čia, nu, gali užvesti temą. Tokių visokių. Jo, bet kai pusiau namuose, pusiau ne namuose būnu, tai toksai, žinai, lakstai, bet iš tikrųjų dar dabar va, turiu važiuoti, palaistyti gėlės kapus ir dar grįžus dar užlėkti į namus storį padaryti. Tu ne namuose, ne? Ne. Čia pas mane gražia aplinka, čia aš pas brolį gyvenu. Mano brolis išvykęs, tai mane. Nu, fainai, gerai, tau žinai dabar nedulkės, ne? Ne, bet grįžta, tai galėtų ilgiau dar atostogauti. Nu, faina, Gerda. Jo, bet aš šiandien iš tikrųjų įrašinėju, tai šiaip iš tikrųjų daug dabar visi, kur prie jūros, kas prie ežerų, kas išsimaudyti, tai aš specialiai šiandien įrašinėjau, kad pasižiūrėtų įrašą. Manau, kad visai neblogą temą, tai vis tiek, kad liktų, žinai, nes, nu, kai kažkas dar bandė jungtis, matyt, kažkas dar neprisijungė. Kažkam nepavyko jums. Jo, aš dabar bandysiu išjungti.